ar pastebėjot, kad su tais Minecrafto atnaujinimais kartais Minecraftas pradeda veikti tikrai lėtai ir jau atrodo, kad toks paprastas žaidimas reikalauja gana galingo kompiuterio? Na, jei taip, tai turiu jums išeitį ir ta išeitis yra Sodium modas. Tai šioje pamokoje mes pasimokysime, kaip įsirašyti Sodium modą, tad nieko nelaukiam, nors gal palaukiam. Jeigu jau mane žiūri ir labai tikiuosi, kad ne pirmą kartą, jeigu pamoka patiks, būtinai paspaus mygtuką patinka ir paprenumeruok Red Fox Cloud kanalą. Na, o dabar keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai, tai šiai pamokai mums reikės Minecraft žaidimo ir mūsų naršyklės. Tai pirmiausiai, ką mes turim padaryti, nukeliauti į Minecraft launcherį ir būtinai bent vieną kartą užsikrauti versiją, į kurią mes norėsim įrašyti Sodiumą. Tai aš norėsiu įrašyti į naujausią 1.21.4. Tai jeigu aš dar nei karto jos nebuvau pasileidęs, man reikia ją bent vieną kartą užsikrauti. Jei jau kažkada esate žaidę šią versiją arba kažkokią kitą, kurią jūs norite pasidaryti, jums šito veiksmo daryti nereikia. Tai tiesiog dabar įsivaizduokim, kad aš nei karto nežaidžiau 1.24, pasižiūrėjau, o čia išėjo nauja versija. Ir man dabar pirmą kartą ją reikia užsikrauti paprastai. Tai užsikraunu. Kaip matote, aš jau užsikroviau savo žaidimą Minecraft.1.21.4. Viskas, daugiau nieko daryti nereikia, galime išeiti. Gerai, tai kai bent vieną kartą jau užkrovėm žaidimą ir jį uždarėme, kitas žingsnis, ką mums reikia padaryti, keliauti į naršyklę ir atsisiųsti Sodiumą. Tai aš naudoju šitą puslapį, nuoroda į puslapį bus palikta aprašyme ir čia, kaip matote, yra versijos pačio Sodiumo, tuomet yra žaidimo versijos ir varikliukai. Tai dabar aš norėčiau 1.24 versijos naujausio Sodiumo ir būtinai Fabric varikliuko, va prieš 5 dienas, ką aš dabar darau, tiesiog spaudžiu ant šito žalio mygtuko ir man atsiųs Sodiumą. Kitas svarbus dalykas, ką reikia padaryti, tai atsisiųsti ir išsirašyti būtent Fabric varikliuką. Jeigu naudojate kokį nors kitą varikliuką, pas jūs bus šiek tiek kitaip, kadangi aš naudoju Fabricą, tai ir šiaip rekomenduoju naudoti Fabricą, tai vėlgi nuoroda į atsisiuntimą bus palikta aprašyme, tiesiog spaudžiam Download Windows ir kažkur tais palei jūsų naršyklę pradės siųsti Fabricą. Paskutinis dalykas, kurio mums reikia, tai reikia Fabric API. Tai jeigu paspausite čia, jums atidarys CurseForge puslapį. Tai būtent va taip viskas atrodys. Ką darom tada? Spaudžiam ant Files. Ir štai čia yra visos Fabric API versijos. Tai man reikia 1.24, pasirenku šitą, spaudžiu Download ir man pradės siųsti. Na ir štai viskas atsisiųsta, išsikėliau ant darbalaukio. Jeigu nežinote, kur nukeliavo jūsų failai, įprastai jie keliauja į atsisiųsti failai aplankalą, arba angliškai tai būtų downloads. Pas mane, kadangi lietuvių kalba neišmeta, bet jeigu pas jūs anglų kalba, tai parašius downloads turėtų išmesti būtent tokį failų aplankalą ir tenais rasit visas reikalingas priemonės, kurias atsisiuntė. Tai pradėkim dabar nuo Fabriko. Tai įsirašykime Fabriką, atsidarom. Ir dabar matome štai tokį langą. Įsitikinkite, kad esate client pusėj, nes yra server ir client pusė. Mums reikalinga šiuo metu yra client pusė. Pasirenkate savo versiją, mano atveju yra 1.21.4. Launcherio vietą turėtų surasti automatiškai, čia nieko daryti nereikia. Create profile paliekame kvadratėlį pažymėtą ir spaudžiame instaliuoti. Puiku, gavom patvirtinimą, kad viskas pavyko, kad fabrikas įrašytas, spaudžiam OK, šitą uždarom. Ir dabar vėl atsidarom Minecraft launcherį. Jeigu jums, kaip ir man, puikiai pavyko įrašyti Fabriką, paspaudus čia arba iš karto matysite, kad yra Fabric Loader pasirinkimas. Jeigu jo čia netyčia kaip nors neatsiranda, dar galite mėginti skilti įdiegimai. Tai pas mane viskas gerai, įsirašę, spaudžiam žaisti ir bent vieną kartą užkrauname būtent jau Fabriką.
Ir kaip matote, aš jau esu savo žaidime. Čia rašo 1.21.4, Fabrik, skliaustelėse modded, modifikuota. Vadinasi, viskas gerai, viskas veikia puikiai ir galime vėl iš naujo išeiti iš žaidimo. Gerai, mes jau esame labai arti. Paskutinis žingsnis, ką liko padaryti, tai keliauti į app data. Procentai. Svarbu, kad būtų procentai iš abiejų pusių. Ir štai čia atsidarys toks langas, atidarome Minecraft, surandame mods aplankalą, arba jeigu jo nėra, galime jį susikurti. Tiesiog spaudžiam dešinį, naujas ir sukuriam mods aplankalą, atidarom tą mods aplankalą ir įdedam šituos abudu modus. Viskas jums pavyko. Dabar iš naujo tiesiog atsidarome Minecraft launcherį ir vėl užkraunam fabriką. Pasirinktas Fabrik loaderis, spaudžiam žaisti ir susitinkam žaidime. Gerai, aš vėlgi užsikroviau į savo žaidimą, tai kaip dabar sužinot, ar tikrai veikia sodiumas. Tai kaip matote vėlgi 1.21.4 Fabrik, modded, tai galim paprasčiausiai tiesiog nukeliauti į nustatymus, tarkim į video nustatymus, ir pamatysit, kad čia viskas atrodo visiškai kitaip ir visiškai neįprastai, kas indikuoja būtent tai, kad pas mus sodiumas veikia. Galim pasijungti į Minecraft žaidimą ir išbandyti. Gerai, ir aš jau esu savo žaidime, tai vėlgi dar užsitikrinimui, kad tikrai sodiumas veikia, galim paspausti mygtuką F3 ir kaip matote dešinėje pusėje žaliom raidėm yra parašyta Sodium Renderer. Vadinasi, sodiumas pas mus veikia ir viską atlikome teisingai. Tai šitai paprasta ir nesunku yra įsirašyti sodiumą. Jeigu jums patiko pamoka, būtinai paspausite mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą. Jeigu mane žiūrite kur nors kitur, būtinai paspauskite širdelę ir pasiekite Red Fox Cloud. Nu, su jumis buvau aš, Raudonasis Lapinas, ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!